Šiandien trumpas priminimas apie brandžios odos priežiūrą. Tai kokie būtini žingsniai. Tai brandi, tai sakyčiau, po 40 jau tikrai šitie žingsniai yra būtini. Tai pirmiausia, judėjimo sportas, visur ir visada, N kartų per savaitę, visais įmanomais būdais. Tada mityba irgi yra labai svarbi, mityba turi būti naudinga jūsų kūnui, jūsų sveikatai, taip pat mityba turi ir maitinti jūsų odą ir padėti palaikyti jos gerą būklę. Tada, aišku, odos priežiūros rutina, sudėliota, labai rimtai parinkta, atsižvelgiant jūsų odos poreikius, odos tipą, odos būklę ir kitus dalykus. Produktai, kuriuos, rutina svarbu, bet taip pat svarbu yra produktai, kuriuos naudojate, kosmetikos produktai, kuriuos naudojate, vėlgi turi būti labai aktyvūs ir tinkami jūsų odai, praturtinti nemažų kiekio anti-aging medžiagų. Toliau, apsauga nuo saulės. Būtinai ištisus metus, tik nepersistengiam, kaip sakyt, apsauga nuo saulės turi būti protinga. Ir dar papildomi dalykai, kuriuos rekomenduoju, kuriuos tikrai reikėtų daryti, norint išsaugoti tą jaunatvišką išvaizdą, veido ovalą, gražias formas, gražią odą. Tai savimasažai, veido mankštos, namuose skirkite, gal nebūtina kasdieną, bet tikrai 3-4 kartus per savaitę kažkaip susikaupkit ir tą padarykit. Taip pat rekomenduoju galbūt apsilankyti kobido masažui, kad ir kartą per savaitę, kartą į 2 savaitės, bet tą daryti pastoviai. Aišku, labai svarbus meistras. Tada tempimo pratimas, tas pagrindinis tempimo pratimas, kad ištemptume visą kaklo zoną, kad neįtų viskas pirmyn, tai yra tempiam nuo dubens. Tiesiog, tai šitą darykit pastoviai. Procedūros man jos tokioj paskutiniai vietoj, čia jūsų pasirinkimas. Manau, kad nebent reikia rūgštinių procedūrų, jeigu nesustvarkote su sebumu, su poromis, su akne, tokiais dalykais. Na ir užkliuvau ir nebežinau. Žodžiu, darykit viską.